Kągi, labą dieną. Šeštadienis, tradiciškai keliaujam į Vilnių, nes Kaune tai mūsų segmento klientų yra biedni, bet teisingi. Kaune nėra ką veikti čia. Labai retai kažkas atvažiuoja, kažkokios delegacijos, dar kažkas. Tai patys klientai nevažiuoja į jokius restoranus, jie į savo bultuką stiliuką ir visken trunken ir atgal su asiliuku namo. O Vilniui visai yra viskas kitaip. Šiandien vežam žmonės į restoraną, iš restoranų. Ir ši kelionė nei daug, nei mažai 280 euriukų. Darbo 12 km į vieną pusę, 12 į kitą. Jeigu būtų vietinis. Pusvalandis ten, pusvalandis šian ir va. Štai tokie įkainiai. O ne vestuvę zubrint. Nesuprantu, kam prisipirkt mašinų ir paskui visą dieną važiuoti už 200 eurų. Kažkokios nesąmonės.